Sveiki gyvi, šiandien turim televizorių Samsungą 49 inčų, man atrodo. Ir šitas Samsungas turi problemą su backlight strips. Taip, kad įjungiam pažiūrėti. Apačioj kaip ir gražiai šviečia, o kur tu? Pabandykim jungti Netflixą. Aišku, nėra internetą, neprisijungs. Bandykim toliau eiti atgal. Ką mes galime jungti? Viršoj yra tamsiau, o apačioj šviesiau. Dažniausiai visi televizoriai turi ledus iš apačios arba turi juostas tokias, led juostas. Galbūt 3, galbūt 5, galbūt 6, kaip jos išdėstytas. Kartais būna 10 juostų, jeigu jos taip būna išdėstytas. O šits modelis turi tokią stiklo plokštę, per kurią apačioj ledai ir užsišviečia visą plokštę į viršų, nes išskaida šviesą į viršų. Bet šitas modelis biškį yra kitoks, nes šitam modeliui yra ne apačioj led juosta, o iš šono led juosta. Tai gali būti iš vieną šoną arba iš kitą šoną led juosta. Pabandyti. Taip, turim darbo kambarį dabar jau. Taip, atsijungiam kabelį pirmą. Atsijungiam kabelį pirmą. Dabar būtų gerai. Pasidėkim kabelį čia, kur visi laidai. Dabar reiktų nusiimti kojas. Kad kojas nusiimti, aš turiu tokią drėlytę. Ir greičiau nusiimu kojas. Dabar Dieve padėk. Ir kas pasakys, kad nebuvo ardyta? Ne, ardėm, čia tik šiaip įskilės yra. Mata? Tik šiaip įskilės, va, biškutė. Gerai, nesvarbu. Svarbiausia saugot šitas, nes jeigu šitas sulaužysim, tai neberodys nieką bus. O šitas stiklas, kur išskaida šviesą. O čia yra ledai. Palauk, ir čia yra apačia, čia yra viršus. Ar aš matau tą, ką aš matau? O čia vienas leds išėjęs pasivaikščioti kaimyninę šalį. Ir čia. Pimti nukrita. Dabar klausimas yra pasimti pincetą ir išsitraukti iš nosies bubį. Dar pratikrinau kelias diodus, kurie kliba, kurie neklib. Ir turim 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuėjusius. Kas keisčiausia, kad mano manimu, kad šis televizorius buvo kur nors lauke, kažkam nebeveikia,
Nes gal nebeveikia, gal veikia, net nežinau, bet taip diodai jie nenudeg ir nenusprogs paprastai. Taip jie nenukrent. Bet, kaip pavyzduką, šaunam į viršų ir žiūrim, ar turim kažką. Va. Šviečia, vadinas geras. Tai diodai patys bus, vadinas, geri. Gal. Patys diodai gal bus geri, tik man neišeina gerai sukontaktuoti. Manau, kad nufilmuosiu po kaip prilituosiu ir tada matysim, kaip bus. Gerai, tada sėkmės. Kur tau sėkmės? Sėkmės man. Ir bandysim tvarkyti. Taip, kad susitiksim po, kai sulituosiu ir matysim, kas įvyks. Tai va, žodžiu, susilietavau. Ne pats gražiausias darbs, bet diodai vietoj. Aišku, čia yra pam ant pam. Pam ant pam, pam ant pam. Kad jie veiks. Nes kadangi patys ledai yra labai jautrus karščiai. Taip kad who knows. Nu ne, veik. Aš beveik 100% buvau garantuotas, kad aš nesutvarkiau. Ir neveiks. Žodžiu, radau superglų. Dabar būtų gerai suklijuot. Ir aišku, tik tais mano manimu, kaip reiktų pasidaryti. Arba palaikyti. Svarbiausia, kad neprabėgtų, neprisikliuotų prie stalo. Čia tai būtų gal. Žodžiu, greitas update'as. Teka išlituoti visus diodus ar ledus iš tos plokštės, kur bandžiau sutvarkyti. Sutvarkiau. Bet esmė dedant tą stiklo plokštę vis pastoviai man numuždavo vieną iš tų ledų, kur sulituotas buvo. Taip, kad užsakiau naują, laukiam naują, plus pastebėjau, kad man dar reikia šito mygtuko. Šitas mygtukas irgi sulūžęs, pastebėjau. Prieš tai nemačiau, kai ardžiau. Ir šitą užsakiau. Tai man bendrai kainuos 16. Jo, 16 kažkur svarų. Taip, kad laukiam ir žiūrėsim, kas vyks po to. Lauksim, surinksim ir žiūrėsim. Žodžiu, sveiki gyvi. Grįžom su savo televizoriu po 10 000 metų laukimą. Pagaliau gavau savo detalės. Gavau tą plastmasinę detalytę, kur buvau užsakęs. Ir gavau. Welcome back. Tai vienu žodžiu. Tokias LED juostas. Aišku, dabar reikia išlįsti laukan. Nesulaužytas. Tiesiog galim pabandyti ir padaryti šitai.
Nu. O, aišku, atėjo be dvipusės lipnios juostelės. Nes būn šitoj pusėje būn priklijuota dvipusė juostelė lipni. O čia be. Nu, kadangi mes viską turim. Gerai, kad turim. Turiu tokios. Šitokį ir žirklės. Nu, atrodo gražu, kaip nauja. Nes naujas ir yra. Klijuojam čia. Nėra svarbu, kad gražiai atrodytų. Nu. Šviečia. Jo, viskas tvarkoj. Šviesa tunelio gale įsižiebė. Gali įdėti. Nes reikia įsitikinti, ar veikia. Ar neveikia. Viskas atrodo lygtais ir šviečia. Čiut. Pats korpusas nesiskiria, bet pati mikroschema biškai skirias. Tai ką mes padarysim, kadangi čia yra išlūžęs mygtukas, mes paimsim. Tikrai nesu šito. Pirmą išsisukam sulūžusi. Reikia pažiūrėti, ar čia prisispaudė. Normaliai. Ką. Sakiau, parodysiu tą Nintendo. Šitokį Nintendo. Nusipirkau iš Resale Wells. Iš Velso. Šitokį Nintendo. Sulūžęs čia yra. Bandysim restauruoti. Kas svarbiausia, užsakiau tą korpusą jam. Greičiau atėjo nei lempos televizoriui. Iš Japonijos. Nu ką, pažiūrėm. Home button. Aišku, čia sakau. Nu, viskas atrodo gražiai. Tik aišku, neprisijungs prie Netflix. Try again later. Gerai, sutvarkėm dar vieną televizorių. Tikėkime, viskas veiks, viskas bus tvarkoj po testavimą.